Viešpats gali ateiti tiek nakties viduryje, tiek akimirką prieš aušrą. Bet ar aš būsiu pasirengęs jo ateimui? Evangelijoje girdime žodžius: laimingi tie tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras būdančius. Šie žodžiai kviečia mus susimastyti, kas iš tiesų yra budėjimas. Budėti tai nereiškia sėdėti bažnyčioje 24 valandas per parą. Budėti tai turėti širdį ištroškusią susitikimų su Jėzumi. Būti tas, kuris žino, kas turi ateiti, kuris pažįsta savo šeimininką ir iš toli jį mato, žino jo veido bruožus. Jei nepažįstu savo namų Viešpaties, ko aš laukiu ir ką turėčiau įleisti į savo gyvenimo vidų, į tuos namus. Budintis tarnas, kitaip sakant, kiekvienas žmogus, tai žmogus, kuris ieško Dievo valios, kuris klausia: Viešpatie, ko tu nori? Ir ne tik klausia, bet ir bando ir geba klausytis atsakymų. Tad šiandien kviečiu sustoti akimirkai ir paklausti savęs vos trijų klausimų. Ar mano širdis trokšta susitikimų su Jėzumi? Ar pažįstu tą, kurio laukiu? Ir ar noriu pažinti jo valią? Ar tik tais kalbu ir primetu savoje? Gero jums ir vaisingo apmąstymo.